Makiažui svarbiausia neperkrauti odos ir nepersistengti su spalvomis. Geriausiai yra natūralūs tonai, žemės spalvos ir spalvos, kuris tinka prie akių. Taip. Pirmiausia, reikia drėkinti veidą kremą, kaip visada. Tada pasirinkti makiažo pagrindą. Kaip kasdienai, tai geriausia imti BB kremus arba paprastus spalvą turinčius drėkinančius kremus. Arba iš viso tiesiog nesidažyti veido odos, jeigu jums nereikia. BB kremai tokie yra šiaip labai geri, kaip kiekvienai dienai, nes jie turi visokių papildomų dalelių, kurios maitina odą, ten apsaugo nuo saulės, taip toliau ir panašiai, kiekvienas skirtingai. Taip, šiandien mes naudosim Catrice BB kremą. Šis BB kremas man truputėlį per tamsus, bet kadangi aš tokios spalvos, tai labai sunku surasti tinkamą spalvą mano odai. Su šlapia kempinėlė nuspaudžiu perteklių. Vasaros dienai makiažo tikrai nereikia daug, nes vis tiek jisai nuprakaituos, jeigu daug uždėsi. Jeigu manote, kad jūsų oda pakankamai gražiai atrodo ir be tiek daug skysto makiažo, tai visada galima tiesiog paimti paprastą spaustą pudrą ir ją perbraukti per veidą teptuku. Tiesiog paėmus tam, kad nuimti tą blizgesį. Dabar NYX concealeriu padengiam paakius. Išlyginam tą pačią kempinėlę. Galima naudoti ir pirštus. Jei dažotės krem pudrą ar kitų skystų toninių pagrindų, nepamirškit, kad jį dar turi įsigerti į odą. Tai gali kol kas atrodyti truputėlį netikrai, po kokio pusvalandžio jį taip įsigeria ir daug natūraliau atrodo. Papudruojame spaustą pudrą. Kadangi vasara ir visi rusvi ir įdegę ir gražiai atrodo, bronzerio ir kontūro galima nepagailėti. Bet tai nereiškia, kad reikia dėtis labai daug. Aišku, nepamirškite, kad kuo daugiau kontūro, tuo labiau vakarinis visas makiažas atrodo. Taip pat nepamirškite vasaros skaistumo. Kaip kiekvienai dienai, antakių galima neapsunkinti, tiesiog prašukuoti. Bet jeigu jūsų antakiai labai šviesūs ir beveik nesimato, tai patarčiau bent jau pripiešti truputėlį. Tai pradedame su šešėliais. Kai dažant šešėlius visada būtina bazė. Aš naudoju Art Deco eyeshadow base. Bazės nereikia dėti per daug. Paėmus arba kūno spalvos šešėlį, arba spaustą pudrą su dideliu teptuku. Einame per visą voką, nuo blakstienų iki antakių. Taip bus lengviau retušuoti šešėlius vėliau. Su vidutiniu teptuku paimkite spalvą, kuri yra truputį tamsesnė
daug 2 tonais tamsesnė negu jūsų odos spalva. Galime imti tą pačią spalvą, su kuriuo kontūrinot. Galime paimti tokią perskinę spalvą ar labiau rudesnę spalvą. Aš imsiu šitą persikinę. Su šita spalva įeikit į akies duobės kraštą. Taip, akys pagilinamos. Jei jūsų akys yra užkritusios, tai eikit taip truputėlį aukščiau. Jeigu jūsų akys tokios, tai eikit truputėlį aukščiau ant šitos dalies. Jeigu akys per arti, labiau koncentruokit ties išorę. Jeigu akys per toli, labiau ties priekiu koncentruokit. Pasistengkit, kad būtų lygu ant abiejų akių. Paėmė tą patį didelį teptuką, su kuriuo pirmiausia papudravom akį. Paimkit ir išretušuokit. Tai yra, sušvelnikite kraštus, kad nesimatytų linija, o atrodytų kaip natūralus šešėlis. Jeigu norime, galime truputėlį pagilinti, sudaryti akį. Toks makiažas tinka kaip ir labai natūralus vakarinis makiažas, jeigu norime, bet tada būtų daugiau blakstynų, daugiau pieštuko dedama. Aš paėmus truputėlį tamsesnę spalvą, jeigu tą spalvą pradėjom į akies kraštą, padarysim tamsesnį išorinį kampą. Padarydami tokį truputėlį B raidę. Palei blakstienas išorinėme kampe ir į akiduobės kraštą. Nepamirškite išretušuoti ir sulyginti abi akis. Tamsesnių šešėlių. Jeigu jums reikia mažesnių teptuku, nueiname išorinį kampą apačioje akies. Kad neatrodytų, kad viršui viskas sudėta, apačioje tuščia. Paėmus kitą teptuką, pasimkite šviesią spalvą, aš imu tokią vos ne baltą, ir perbraukite po antakiu. Kad jį labiau iškeltume. Bet jeigu jūsų akys yra per arti viena kitos, truputėlį, arba jūsų normalios akys, bet jeigu akys per daug toli viena nuo kitos, taip nedarykit. Galime, jeigu akys toli viena nuo kitos, dėkite centre, jeigu akys arti, tai dėkite iš vidinėje akies dalyje šviesią spalvą. Ir vidiniam kampelį. Jeigu norite truputėlį blizgučio, galite pasimti lengvai blizgią spalvą, kaip šitokia. Ir perbraukti per tą
per vidurį arba per visą tą šviesią dalį, kur mes dažėme. Taip. Dabar pieštuką. Galima pasirinkti, jeigu norite truputėlį ryškesnių akių, galite pasirinkti juodą, jeigu norite silpnesnių, labiau natūraliau atrodančių akių, geriau rinktis rudą arba pilką, jeigu labai norit, galite ir tamsiai mėlyną pieštuką, tamsiai mėlynas labiau išryškintų mėlynas akis. Su rudu pieštuku šis metodas labai patankintų blakstienas. Pakelti truputėlį voką ir po ir tarp blakstienų įpiešti pieštuką. Šis metodas ne tik labai tankina blakstienas, bet jeigu jūsų yra labai šviesios blakstienos, padės paslėpti šviesių blakstienų. Su akys labai arti viena kitos, geriau čia į priekį su pieštuku neiti. Galite laisvai pasirinkti, ar norit ryškesnių akių, ar truputį natūralesnių. Norit ryškesnių, galima praeiti ir aukščiau virš blakstienų ir išretušuoti teptuku. Nepamirškite, jeigu jūsų pieštukas yra vandeniui atsparus ir ilgalaikis, tai jisai greitai gali išdžiūti, tada neišsiretušuos lygiai taip pat. Labai sunku jį išretušuoti. Tai jeigu jūsų vandeniui atsparus ar ilgalaikis pieštukas, tai reikia dirbti labai greitai. Truputėlį išorinėme kampe apatinė blakstienų linija priliečia su tuo pačiu rudu pieštuku. Jeigu jūsų išoriniai akių kampučiai leidžiasi žemyn, geriausia su pieštuku nedaeiti iki pat galo, truputį aukščiau, kad liktų toks šviesus tarpas ir labiau pašviesinti tą tarpą tarp viršutinės ir apatinės blakstienų linijos. Taip jos atrodys daug didesnės akys, labiau pakels kampelį. Kai baigiate su pieštuku, galite uždėsti blakstienas. Tai nebūtina daryti kiekvieną dieną ir geriau iš viso nedaryti kiekvieną dieną, bet jeigu tai specialus jūsų natūralus makiažas kokiam pasirodymui ir šventėje ar kažką tokio, tai visada galima uždėti blakstienas, kad jos atrodytų daug didesnės, ilgesnės ir tvankesnės. Aš blakstienų šiandien nedėsiu. Tada pasirinkus norime tušą. Pirmiausia, dažykite apatinės blakstienas, jeigu jam tai patinka, visada galima, jeigu nemėgstate dažyti apatinių blakstienų, visada galima dažyti tik išorinį kampą. Jeigu padarėte kur nors klaidą su tušu ir prilietėte ir išterliojate, geriausia palaukti, kol tušas išdžius. Tai daug lengviau nusivalys, negu taip, kad trini ir įsiterliojasi, o dieve ir viską žinau ir kitaip. Čia yra pats natūraliausias ir paprasčiausias akių makiažas. Galima pridėti savo detalių, galime pridėti lainerį, spalvotą lainerį. Vasariškiau, kad būtų, galima įdėti mėlyną ar kokios kitos spalvos lainerį. Akių spalvos lainerį labiau prašviesina akis. Galima paimti baltą ar kremerį pieštuką ir piešti apačioje, kad atrodytų didesnės akys. Žodžiu, su tokiu makiažu galima prigalvoti savo pribambasų ir tiesiog čia yra pagrindas ir prie jo pridaryti, pripiešti galima bet ką. Ačiū, kad žiūrėjot.